Gruodžio 7. Jis keikiamas, neatsakė keiksmu. 1 Petro laiškas 2 skyrius 23 eilutė. Jėzaus priešai plūdo ir keikė jį ne todėl, kad rado jame tikrą ir teisingą priežastį, dėl kurios galėtų plūsti, nei todėl, kad jie buvo tokie tobuli, jog Jėzus negalėtų rasti juose nieko, kas verta plūdimo. Jis buvo pilnai atsidavęs Dievo valiai ir todėl galėjo pakelti žmonių pajuoką ir plūdimą ir atlaikyti tai nuolankiai ir kantriai, atsimindamas, kad tam ir buvo pašauktas. Jėzus kantriai tai atlaikė, išmoko pamokas, įrodė savo ištikimumą, ištobulino ir parodė tikrą charakterį, atjautė ir parodė gailestį dėl jų aklumo, tamsumo ir nežinojimo, o taip pat savo meilę žmonėms. Plūsti reiškia neteisingai ir nederamai kalbėti ir kenkti, daryti nemalonius dalykus kitiems. Kada Jėzų pasmerkė mirčiai, ypatingai jį plūdo kareiviai iš Kajafo ir Piloto rūmų, bei žmonės ir kareiviai pakeliui į Kalvariją ir prie jos. Ir nors jis nenusipelnė, o jie nusipelnė smerkimo, užgauliojimų, Jėzus jiems neatsakė tuo pačiu. Be abejo, šėtonas stengėsi, kad jų bjaurų žodžiai ir poelgiai liktų Jėzaus mintise, stengėsi sužadinti jame plūstančią dvasią, blogus žodžius ir poelgius. Tame šėtonas apsigavo, kadangi mūsų brangus atpirkėjas nieku versdamas gėda, nepriklausomai nuo jų plūdimo, pripažino tai kaip mažareikšmį dalyką ir sukoncentravo savo valią tam, kad patiktų tėvui. Šiuo atveju ir kitais mūsų palaimintasis viešpats yra mums sektinų pavyzdžių. Į visokius plūdimus ir šmeižimus, kurie krenta ant mūsų, į visokias ateinančias pagundas, kad palenkti mus atsakyti plūdimų už plūdimą, kaip ir jis nieku versdami gėdą, sukoncentruokime mūsų valią tam, kad patiktume viešpačiui, neatsižvelgiant į piktžodžiavimus, plūdimus ir šmeižtus, kurie ant mūsų ateina. Klausimai: ar šis tekstas man šią savaitę buvo svarbus? Kokiose situacijose ir kokiuose išbandymuose? Jis keikiamas, neatsakė keiksmu. 1 Petro laiškas 2 skyrius 23 eilutė.